traukiniu gali būti ir gyvenime, eiti kiaurai, kaip traukinys. O čia viena gražiausių Elijos vietų Šri Lankoje. Vietiniai kalba, kad visa panorama atsiveria tik pravažiavus traukiniu. Bet dėja traukiniu šitoje vietoje dar ilgai neišvysime. What is the next place? Little Adams Peak. Čia yra gražiausias vaizdas iš viršaus visoje Šri Lankoje. 20 minučių sakė kopti. O pradžioje jau toks vaizdas. Be žodžių. O čia, kad sėkmės nepritrūktų. Ok? God bless you. Tai pasiėmiau kokosiuką ir pasileidau į kalniuką. O čia pasitiko mane nuostabus kalnai. Jūs nejuokaukit. Kas čia per vaizdai? Žiūriu. Turistinė vieta, bet niekas neina ant pačio slenksčio, ant pasaulio galo. Tai kaip galvojat, ar aš nueisiu ar ne? Žinoma, kad nueisiu. Hop. Ir pasirodo dar vienas kalniukas. Nuo ten tikriausiai jau nebeeisi. Eisi, aišku, eisi. Matau Lietuvą. Nuo dabar susipažinkite. Kaimietis iš Lietuvos ant pasaulio krašto. Aplinkui tiek rožinio kvarco. O rožinis kvarcas yra kas? Meilės akmuo. Pirmą pasitaikiusią įsidėsiu kišenę.